Sveiki visi, malonu visus matyti. Kaip Irina pristatė, mes atstovaujam saloną Vone Plus ir šiandien seminare pakalbėsim apie 4 temas. Tai kaip ir matote ekrane, pirmą kalbėsim apie Omnires pakankamai naują produktą Switch virtuvinį maišytuvą, kuris turi integruotą geriamo vandens filtrą. Toliau pakalbėsim apie H3 italų keramikos gamintojo irgi naują nuleidimo sistemą klozetų. Aptarsim Mario ukrainiečių gamybos elektrinius rankšluosčių džiovintuvus. Ir pabaigoje Kęstutis papasakos apie dušo kabinų parinkimą, matmenis ir montavimą ir kokios galimos klaidos ir kokie praktiniai patarimai, kad jų išvengti. Taip, tai pradžiai apie patį prekinį ženklą Omnires. Su šiuo prekiniu ženklu mes jau dirbam daugiau negu 11 metų. Tai yra šiuo metu labai smarkiai jau išaugęs, čia yra Lenkijos prekinis ženklas. Jisai Lenkijos rinkoje yra jau daugiau negu 30 metų. Kaip minėjau, mes su juo jau dirbam daugiau negu 11 metų. Ir per tuos metus kartu darbo ir bendradarbiavimo mes turėjom puikią progą stebėti, kaip tas prekinis ženklas vystosi, kaip investuoja daug pinigų į dizainą, į tvarumą, į mados tendencijas, naujausias technikos rinkoje ir taip toliau. Ir greitai prisitaiko prie jų, pateikia asortimentą reikalingą, koks yra poreikis rinkoje, tai tuo esam patenkinti, kad mes augom ir stebėjom, kaip labai smarkiai auga tas prekinis ženklas. Esam tikrai patenkinti produktų kokybę, kuri labai griežtai kontroliuojama yra, ypatingai pats įmonės savininkas didelį dėmesį tai kreipia ir labai aukštus reikalavimus gamyklom, kurios gamina tos produktus, taiko. Tai plus yra labai didelis asortimentas. Jie dabar jau praktiškai gali pasiūlyti viską, kas yra vonios kambarį. Tai yra vonios, praustuvai, klozetai, dušo kabinos, dušo sistemos, latakai ir taip toliau. Kęstuti, gal kažką dar papildyti nori apie Omnires? Kol kas ne, turbūt. Apie tai turbūt taip. Jo, tai čia tiesiog galima ir perskaityti, kad Omnireso kaip ir tikslas šūkis, jie siekia kurti puikius produktus ir patirtį, suteikti jiems galimybę gyventi interjeruose, kurie juos tikrai įkvėpia. Ir tikrai daug dėmesio skiria dizainui ir apie dizainą jie kalba, kad jie laiko vonios kambario įrangą kaip atskirą meno rūšį ir derina naujovę su uolumu, išskirtiniam ir sąmoningam dizainui. Tai geras dizainas pagal jis neapsiriboja gaminio išvaizdą, jų iššūkis yra rasti tobulą balansą tarp formos ir funkcijos, kad estetika būtų sujungta su patikimu funkcionalumu. Ir priimant visus su dizainu susijusius sprendimus, remiantis viso gaminio gyvenimo ciklo analizę. Tai yra nuo žaliavų parinkimo ir gamybos iki gaminio utilizavimo. Ir tada galim pereiti po truputėlį prie kitos temos, jau artėjant prie maišytuvo, kurį persiuntėm jums per rankas. Tai apskritai apie tokio tipo maišytuvus, kurie turi integruotą geriamo vandens filtrą, tai kokie yra privalumai tokių maišytuvų apskritai. Tai nėra vienintelis rinkoje gaminys, aišku, jūs jau visi greičiausiai buvote susidūrę su vienokiais ir kitokiais produktais panašaus tipo. Tai bendrai kalbant apie juos, tai privalumai pagrindiniai tokie, kad atsisakom plastikinių butelių, tausojam vandenynus nuo taršos. Dažnai, jeigu naudojam plastikinius butelius su vandeniu, tai virtuvėje apsikraunam ar ant stalviršio ar spintelėse, tai irgi vietą užima. Jeigu nenaudojam plastikinių butelių, tai jų tada ir mažiau gaminama ir CO2 kiekis mažinamas. Taip pat pas mus iš principo su šito klausimu nėra labai blogai Lietuvoje dėl gero vandens, bet yra rinkų, kur netoks geras vanduo patiekiamas, tai tie filtrai irgi apsaugo nuo kenksmingų mikroorganizmų, kurie gali patekti su vandeniu. Aš biškai įsiterpsiu šitoje vietoje. Lietuvoje tikrai neblogas vanduo, bet, pavyzdžiui, mano klientai, kurie yra Klaipėdos regione, tai šiuo atveju, sako, mums nereikalingas netgi indikatorius, maišytuvas turi indikatorių, kada reikia keisti filtrą. Tai šiuo atveju mums nereikia indikatorių, mes jaučiam ant skonio jau, kad jau ateina, taip kad šitoje vietoje jie tikrai džiaugiasi tuo filtru. Paminėsiu tik tais vieną variantą, dar prie filtras gali būti 2 opcijų. Tai jisai gali turėti filtruotą vandenį jūsų filtrui
nes daugelis nepasitikė gamintojų, pasirinka įvairius kitus gamintus filtruotą, reikia tik atskiro maišytuvų. Tai šitas maišytuvas gali veikti jūsų filtruotam vandeniui, arba jis gali turėti savyje, komplekte įeina jau gamintojo rekomenduojamas filtras, kuris irgi yra pakankamai tikrai geras ir kuris, toliau papasakosime apie jį. Ja. Aš dar prie šito pasakysiu iš savo vėlgi patirties pažįstamų. Vienas vadovas, mano bičiulis, lietuviško vandenio, nesakysiu kus, tektos, ta prasme, sako, kaip aš džiaugiuosi tavo maišytuvu, nes sako, kaip man anksčiau atsibodo. Aš tą vandenį gaunu nemokamai, aišku. Su tais buteliais namo, su buteliais iš namų. Su buteliais namo, pamiršau, neatsivežiau, žmona, kur vanduo, rytoj. Aišku, rytoj vėl pamiršau ir taip toliau. Čia mes gauname vandenį čia ir dabar, kiek jo mums reikia. Tai šioje vietoje netgi žmonės, kurie gamina vandenį, jį pilsto, filtruoja, jie irgi renkasi tokius sprendimus, nes tai yra žiauriai patogu. Taip, tai dabar po truputį galime jau prie konkretaus gaminio prieiti. Tai ir pristatom Omnires Switch serijos maišytuvą, kuris, kaip ir minėjom, turi integruotą gerimo vandens filtrą. Tai Switch virtuvinių maišytuvų kolekcija su gerimo filtru. Šiuolaikinis kolekcijos dizainas apima gerai subalansuotas proporcijas ir užtikrina intuityvų valdymą. Aiškiai apibrėžtos išraiškingos detalės žymi du atskirus vandens srautus. Tai yra įprastas reguliavimas kaip ir visų vandens maišytuvų ir filtruotas vanduo, kuris aktyvuojamas pasukus maišytuvo gale esantį jungiklį. Ir tada galim netgi trumpą parodyti video veikimo. Tai šio maišytuvo toksai gal pagrindinis privalumas ir naujovė, lyginant su kitais rinkoje esančiais maišytuvais, kad dažniausiai maišytuvai turintis integruotą gerimo vandens filtrą turi papildomą rankenėlę dar kitoj pusėje. Tai dizaino prasme šiuo atveju maišytuvas atrodo visiškai kaip įprastas maišytuvas, tik tai su viena svirtelė iš vienos pusės, o filtruotas vanduo, kaip minėjau, paleidžiamas pasukus snapo galiuką. Kad įjungti filtruotą vandenį, tai svirtelės paprasto vandens nereikia judinti, tiesiog uždarytas maišytuvas, ateinat, pasukat galiuką, iš karto bėga jums filtruotas vanduo. Užsukat vėl tiesiog, o jeigu norite tiesiog įsipilti paprasto vandens ar išsiplauti kažką, tai naudojat standartiškai rankenėlę. Dar yra dalykas, kad, aišku, maišytuvas pagamintas iš aukštos kokybės žalvario, yra sumontuota keraminė kasetė su Cold Start technologija. Tai reiškia, kad vandens srovė, jeigu rankenėlė yra viršutiniai pozicijoje, tai aktyvavus rankenėlę, iš karto bėga šaltas vanduo, jeigu norim karštesnio, tai tada leidžiam rankenėlį į apačią. Tai čia yra privalumas, Kęstutis gali irgi pasakyti. Šitoje vietoje yra, visų pirma, rankenėlė fiksuojasi ties 90 laipsnių kampu. Dabar turi maišytuvą rankose, ne? Jeigu tiesiai maišytuvas stovi, rankenėlė užsifiksuoja ties korpusu. Atrodo, kas čia ypatingo taip toliau, bet kai kuriais atvejais greičiausiai, jeigu seniai dirbat, jau buvo susidūrę, kada pasirinkat virtuvinę plautuvę montuojamą iš apačios, maišytuvas statosi už jos. Ir jeigu už jos statosi, aišku, jis būna arčiau sienos. Ir kada maišytuvas nesifiksuoja 90 laipsnių kampu su korpusu, o persilenkia link sienos, labai dažnai jūs negaunate arba šalto vandens, arba maksimaliai karšto vandens, nes žiūrint, koks maišytuvas, kaip padaromas kartridžas, skirtingai nuo gamintojų. Tai va, dviguba nauda. Vienas dalykas, kad jūs taupote vietoj ir galite, nebūtinai reikia žiūrėti, ar tilps ar netilps maišytuvas. Kita vertus, dar kas liečia pačios ekonomijos. Kaip bebūtų, ta prasme, ar jūs turite dujinį katilą, ar jūs turite elektrinį vandens šildytuvą, labai dažnai pas mus gaunasi tas trumpalaikis vandens paleidimas, ko užtenka. Tai tuo metu jums nesijungia katilas, nesieikvoja dujos, nesijungia elektros energija, kuris, tarkim, šildo vandens šildytuvo turinį, ir šiuo atveju jūs realiai taupote. Aišku, mes viso šito dažniausiai nepastebėme, bet kada mes paėmėm po tropelytę, suskaičiuojame, tai gaunasi pakankamai ženkli suma. Ir galiu tik papildyti, kad
Dažniausiai virtuvinis maišytuvas iš principo naudojamas šaltam vandeniu. Ar mes įsipilam, šiuo atveju, aišku, jeigu filtruotas, tai per filtrą galim piltis, bet šiaip dažniausiai naudojam šaltam, prisipilti puodą ar dar kažką, tai ta natūrali padėtis rankinėlės viršuje, jinai atsuka tik šaltą, aišku, yra galimybė, jeigu nori karštesnio, bet taip natūraliai atsukus visą laiką gauni šaltą, ko dažniausiai virtuviniam maišytuvui reikia. Šita technologija eina netgi ir į paprastus praustuvinius maišytuvus. Jeigu vėlgi matėte, greičiausiai jau pereina ir didieji gamintojai, brandai, kurie pas mus yra daugiau populiarūs, gal groja, Hansgrohe, tai prasme, jie irgi turi cold start. Tai yra atidarius rankinėlę tiesiai, įprastoje būsenoje bėga tik šaltas vanduo. Ir viskas tik dėl energijos taupimo. Nes paprasčiausiai, kai kuriais atvejais pagal savo vaikus ateina, paleidžia, nusiprausė, nespėjo dar atbėgti karštas vanduo, jis jau uždarė maišytuvą. Tai karštas vanduo liko sistemoje, jis atšalo, niekam jis nereikalingas, energija išmesta į orą. Taip, tai Kęstutis persius spalvas maišytuvo galimas. Tai yra 12 maišytuvo spalvų. Didžioji dauguma spalvų yra padengta PVD technologijos būdu, tai yra šiam momentui pats patikimiausias ir atspariausias padengimas maišytuvams, jį naudoja daugelis gamintojų, kai kurie dar neturi tas technologijos, pas Omniresa yra. Aišku, ne visom spalvom, juoda matinė, balta matinė spalvos su PVD technologija techniškai nelabai įmanomos, tai tos yra ne PVD technologijos, bet braižyta bronza, auksas ir nikelis ypatingai populiari dabar spalva, tai visos šitos yra PVD danga padengtos. Tai kaip minėjau, persiusim spalvų pavyzdžius, galėsit pasižiūrėti. Ir dar gerai, kad didelė spalvų gama iš principo galima suderinti visą vientisumą vonios kambario ir virtuvės, jeigu norit viso vieno objekto suderinti. Tai puikiai galima pritaikyti prie vonios maišytuvo serijų, nes tos pačios spalvos, to pačio kodo maišytuvas tiek virtuviai, tiek vonios visi maišytuvai gali būti tos pačios spalvos. Taip, dabar gal dar dėl spalvų kažkokį klausimą. Kas nesusidūrė su to PVD technologija, tai yra labai labai grubus paaiškinimas. Mes visi žinom kaip etaloną chromas, taip? Chromuoti maišytuvai elementarūs, kuriuos mes tikrai žinom. Mes žinom, kad jie, pavyzdžiui, paėmus virtuvinę kempinėlę šiurkščia pusė, ne ta, bet kur yra šiurkščia pusė, mes tą chromą galim subraižyti per 3 sekundės. Tai PVD technologija yra, grubiai 10 kartų atsparesni negu chromas. Jie atsparesni negu chromas. Tai reiškia, nėra baimės, kad nusilups, taip toliau. Bet čia yra būtent su PVD spalvom. Jeigu bus juoda, balta, tarkim, ten yra tokia grafito spalva, tai yra dažas. Jis irgi yra pakankamai atsparus, bet jį galima labai lengvai pažeisti. Lengviau negu chroma. Tai jeigu PVD spalva, tai yra viskas gerai. Ir neapsigaukite, nes kai kurie gamintojai ir žinomi gamintojai, kurie prekiauja irgi tikrai masiškai Lietuvoje, yra spalvoti maišytuvai, bet jie yra be PVD dangos. Spalva panaši, braižytas auksas arba ten bus nikelio spalva, bet tai bus paprasta spalva. Tai yra dažas, specialus lakas ir taip toliau. Čia, man atrodo, ant pavyzdukų net parašyta, kurios spalvos yra PVD. Tai šitam tai turėtų būti. Gal žinot šitą, kur yra Black Chromas. PVD. Bet dabar žiūrėkit, labai du niuansai yra. Jeigu mes žiūrėsime antracitą, tai yra ir, tarkim, šitą juodą. Ir kitam klientui juodas, bet jis nėra juodas. Jūs tikrai matot spalvas kitaip negu įprasti klientai. Tai šiuo atveju čia nėra PVD. Black, ten Chrome Black, tai yra šita spalva. Ir jinai yra PVD. Negali būti. Negali būti. Tai gal čia šitas dažas? Ne, buvo tas Black Chromas. Ar šito gamintojo? Ne, Hansgrohe. Nes juodų matinių, tai Hansgrohe mes labai daug esame nusitrinusių matę, bet tokių... Bet Hansgrohe problema, kad jie ant detalių tokių chrominių. Taip. Bet čia yra tokia technologija. Taip, bet šitą... Su juodu matiniu, tai čia yra tikrai... Šiai dienai, biškai priepsim kitus gamintus. Tiek Grohe, tiek Hansgrohe, tiek Ideal Standard juodi matiniai maišytuvai dengiami ant chromo. Kas liečia Hansgrohe, iš tiesų šita problema buvo pakankamai stipri prieš kokius 2 metus,
Dabar jie pakeitė yra technologiją. Dabar, kaip ir sako, nėra tokių nusiskundimų, bet dar vis pasitaiko iš seniau gautų, arba jeigu ir nusipirko prieš pusę metų, bet nusipirko iš seno sandėlio likučio, tai vėlgi gali būti ta pati problema. Bet jie jos keičia. Bet kas liečia, kad tai yra ant chromo, tai yra normalu. Tai nėra tas, kad garažiukė kažkas nupuškė dažais ir turėkit. Tai yra tokia technologija. Dabar jie pakeitė, bet kaip bus. O PVD subraižyti įmanoma, bet labai sunku. Nu, ta prasme, pažeisti viską, sugadinti galima, žinokit, praktika mano rodo, kad jėzau. Bet nusitrynusių PVD Omnirės reklamacijų aš nesimenu nė vienos per kiek mes esam pardavinėjami. Aš, būkim vieni, bet teisingai, groja Hansgrohe PVD irgi nesumatęs. O dirbu šitoj sferoje daugiau negu 20 metų. Aš toks senas. Ok, tai apie spalvas turbūt taip. Dabar šiek tiek techninės informacijos apie pačią filtravimo sistemą. Tai čia irgi gal tiesiog techninę informaciją galiu ir paskaityti, kad maišytuvo komplekte yra Flow Comfort D1 filtravimo sistema, kurią sudaro filtro kasetė ir srauto matuoklis. Srauto matuoklis yra tas mažas kompiuteriukas iš dešinės. Filtro kasetėje naudojama aktyvuotos anglies ir dirvos technologija, sumažina chloro ir sunkiųjų metalų kiekį, puikiai optimizuoja vandentiekio vandenį, sumažina jo kietumą ir sumažina nepageidavimų medžiagų kiekį. Naudojant Flow Control filtrų sistemą, žymiai pagerėja geriamo vandens skonis, vanduo tampa skaidrus ir visiškai tinkamas tiesioginiam vartojimui bei gėrimui ir patiekalų ruošimui. Dar techninės informacijos, kad filtravimo technologija pagrįsta keliais vandens kokybės gerinimo lygiais. Tai esančiais vienoje filtro kasetėje, tai vanduo praeina 3 lygius, tai teka per polipropileno neaustinės medžiagos sluoksnius, aukštos kokybės jonų mainų dirvos sluoksnį ir anglies bloką. Ir po to jau gaunam tą skaidrų vandenį. Prieš nustatant filtravimo lygį, jeigu mes tik tai naują maišytuvą montuojam, tai reikia patikrinti vandens kietumą, tai atliekama naudojant bandymo juostelę, kuri yra komplekte. Pasimatuojam kietumą, tada nusistatom kompiuteriuką tą kietumą ir jis pagal tai filtruoja vandenį ir nuo to priklauso filtro resursas. Ar jis daugiau filtruoja ar mažiau, priklausomai nuo vandens kokybės. Tai nuotraukoje matot iš principo visą tą sistemą, kas bus po plautuvę. Maišytuvo dalis, kas yra pakankamai kompaktiška, neužima daug vietos. Mes čia irgi galėsim iš principo. Turim, jo. Ar įdomu pažiūrėti tas filtras, kaip atrodo su kompiuteriuku? Įdomu. Tai toliau skaityti. Jo, tai patį dydį kompiuteriuko, kad įsivaizduot, kaip. Taip, dabar apie patį filtrą ir apie resursą jo, tai taip yra paskaičiuota, kad 4 asmenų šeimai, kurioje kiekvienas žmogus išgeria po 1,5 litro vandens, per dieną vandens filtras tarnaus nuo 2,5 iki 8 mėnesių. Čia vėlgi kaip priklausomai ir nuo kietumo, ir nuo naudojimo ir taip toliau. Grubiai, jeigu apytiksliai skaičiuojant, tai maždaug vieno filtro užtenka 600 litrų filtruoto vandens. Tai palyginimui su perkamu vandeniu, tokiu atveju filtro resursas gaunasi, kad 1 litras gerimo vandens gaunasi apie 6 centai. Litras. Taip, litras vandens. Jeigu perkat buteliukus po pusę litro parduotuvėje, ne, tai šitoj vietoj gaunasi, ten pakankamai kita suma. Aš galiu praleisti. Tai yra filtras. Tokie patys yra groja, tarkim. Ir taip pat filtro kasetės keitimas yra paprastas. Apie filtro keitimo poreikį signalizuoja srauto matuoklis, tas kompiuteriukas mažas. Taip, čia dar trumpa skaidrė apie matmenis, bet jau kaip ir perlėm ir patį maišytuvą ir tą kompiuteriuką, tai tiesiog galite suprasti, kad daug vietos neužima ir kažkaip papildomi kažko planuoti spinteliai ten nereikia, pakankamai tilpsi standartiškai. Be abejo, dalyvauja Omnirės su savo produktais įvairiausiuose tarptautinio pripažinimo sulaukusiuose konkursuose, tai šitas Omnirės Wish konkrečiai maišytuvas yra laimėjęs Vokietijos dizaino apdovanojimą, German Design Award ir Must-Have apdovanojimą. Taip, tai apie maišytuvą tiek, dabar galim perėti prie kitos temos, tai yra kitas mūsų atstovavimas produktas yra italų keramikos gamintojas, ilgametės aukštos kokybės gamintojas Hatria. Greičiausiai esate apie jį girdėję. Ar girdėję kas apie Hatria iš principo? Nes nėra Lietuvoje naujiena. Jo, jis nėra tas visuotinai žinomas brandas kaip Lietuvoje kur paplitęs, bet tikrai yra aukštos kokybės ir gana seniai jau Lietuvoje esantis brandas, pati gamykla jau nuo 70-ųjų metų Italijoje veikia. Gamykla ypatingai paskutiniu metu daug labai investuoja į naujausias technologijas, į mechanizmus,
kad pagerinti gaminių kokybę ir sumažinti žmogiškosios klaidos riziką. Labai viskas automatizuota, daug procesų atlieka robotai. O konkrečiai šiandien norėsim pristatyti Hatria gamintojo klozetų vandens nuleidimo sistemą. Jie pristatė, kaip ir visi žinom, iš pradžių aišku buvo tas paprasto nuplovimo, po to atsirado rimlesai, atviro lanko nuplovimas, dabar jau daugelis gamintojų eina į sūkurinį nuplovimą. Ir Hatria šitoje vietoje irgi dar tokia kaip naujieną pristatė, tai va dabar apie tai ir pakalbėsim. Tai yra Pure Vortex sistema. Tai naujos kartos sūkurinio klozeto vandens nuleidimo sistema su paslėpta vandens išleidimo anga. Yra novatoriška ir revoliucinė. Jis sukurta naudojantis pažangiausiamis žiniomis apie hidraulinį srautą. Tai yra intensyvaus pasaulinio lygio tyrimų ir plėtros produktas, patentuotas ES lygių sertifikuotas TÜV. Esmė, kitoj gal skaidriai dar ir geriau matysis, tai yra tas paslėptas išbėgimas. Tai jeigu mes atsidarom klozeto dangtį, tai priekyje mes matom lygią gražią keramiką, nėra jokių išbėgimo angų, o išbėgimo anga yra iš priekio, vat kaip ir matosi nuotrauka. Tai kadangi mes iš priekio nematom, tai estetiškai, vizualiai atrodo labai gražiai. Pirmą kartą atsidarius atrodo bidė su dangčiu, nes ateini, nėra skiriasi, ta prasme. Tai kaip bidė jis atrodo. Taip, ir ta nematoma nuplovimo sistema garantuoja ypatingą švarą ir neprilygstamą tylą, kas ypatingai akcentuojama dėl nuleidimo, vandens nuleidimo tylumo, ypatingai jeigu vonios kambarys yra prie miegamojo, tai tas tikrai aktualu. Nes pas mus kartais tikrai ateina klientai, sako, mums reikia tylaus tualeto. Kartais, dažniausiai tai būna, kada jis būna iš miegamojo tiesiai durys. Būna, privatus, pavadinkime, namuose, jau čia būtuose gal greičiausiai nelabai darosi, bet irgi būna. Tai va, arba netgi toj pačioj svetainiai, kada yra šalia ir labai viskas girdisi. Tai va, šitoj vietoj tas va, tylumas labai akcentuojamas ir iš principo išsprendžiamas tokiu būdu daug daugiau negu kiti sūkuriniai tualetai. Būtent taip, to Pure Vortex technologijos dėka, nes vanduo pradeda tekėti uždarą, reiškia, erdvę ir išbėga jau pačiam gale, kas sumažina tą garsą. Ir palyginus iki 60% tyliau veikia negu kitos nuplovimo sistemos. Taip pat ši nuplovimo sistema puikiai veikia su 3 ir 4,5 litro vandens iš riemo klozeto nuplovimui. Pure Vortex, a revolutionary flushing technology with invisible water outlet and completely rimless for an unparalleled design and maximum hygiene. And with a surprising quiet flush. Welcome to Pure Vortex. Working with 4.5 and 3 liters. Certified by TÜV. Welcome to Pure Vortex. Welcome to Hatria. Taip, ir Hatria, aišku, savo produktą irgi yra pristačiusi daugeliu prestižių tarptautinių apdovanojimų ir labai daug yra laimėję ir Red Dot, ir German Design Award, ir kitus su šita nauja technologija savo laimėję apdovanojimus. Dabar iš praktinės pusės dėl pačios, dėl užsakymų ir asortimento, tai klozetus su šita nuleidimo sistema galima užsakyti įvairių formų, ir pusapvalį, ir labiau kvadratinį. Galima rinktis iš 12 spalvų, iš kurių 11 yra matinių, viena yra standartinė balta blizgi. Ir šitie gali būti taikoma tik šitas technologija nuplovimo tiek pakabinamiems, tiek pristatomiems klozetams. Tada
stengiamės sandėliuoti populiariausias pozicijas. Aišku, dažniausiai parduodama balta blizgi spalva, matinės spalvos užsakomos pagal užsakymą. Tai sandėlį laikom 2 pozicijas pakabinamų klozetų, tai yra Futura ir Centrika. Jie iš principo taip vizualiai iš nuotraukos atrodo kaip ir panašus, bet skirtumas tas, kad Futura turi šiek tiek tokį statesnį priekį, o Centrika tokį nuožulnesnį. Ir dar galimybė yra juos užsakyti su 2 skirtingais dangčiais. Tai vienas yra, kur dangtis paslėpė sėdynę, o kitas yra vadinamas slim dangtis. Populiaresnis yra su slim dangčiu, nes pačio dangčio slim sėdynės skylė yra šiek tiek didesnė ir atsiliepimų sulaukiam, kad tai yra patogiau žmonių. Plus papildomai priderinti, aišku, siūlome ir praustuvus. Vienas iš jų, va čia galėsit apsižiūrėti, vienas iš populiariausių modelių čia Dubuo, pasižymi itin plonom briaunom. Čia, žinokit, net skamtelsiu biškiai, nes kai kurie ateina, sako, čia plieninis, nes, kaip žinome, dabar daugelis plieno gamintojų irgi ateina į rinką su praustuvais, tai iš tiesų tas praustuvas labai labai plonas, briaunas. Ir sekantis mūsų pristatomas produktas tai yra, kaip minėjau, ukrainiečių gamybos Mario rankšluosčių džiovintuvai, konkrečiai pristatom modelį Urban E. Tai rankšluosčių džiovintuvas su laikrodžių reguliatoriumis yra, čia galima bus pasibandyti pasimagyti, kaip veikia tas reguliatorius. Modernus dizainas, ypatingai Lietuvoje iš principo atėję žmonės labai dažnai nori, kad būtų tarpai tokie, kokie čia ir yra, bent jau pas mus kas prašo, tai dažniausiai nori, kad būtų su tokio atstumo tarpais. Tai labai pataiko į Lietuvos rinką tas dizainas, turi šilumos reguliavimą, turi laikmatį, lengvas montavimas ir toliau dar apie kitas savybės, toliau kitose skaidrėse pasakysiu. Tai pagamintas jis yra iš nerūdijančio plieno, europietiško aukštos kokybės. Turi pažangias technologijas sukurtas su laikmačiu, leidžia sutaupyti energijos, turi 3 lygių šildymo funkciją, turi 3 arba 4 valandų timerį, po kurio išsijungia džiovintuvas. Taip pat yra maksimali džiovintuvo temperatūra yra 50 laipsnių, tai yra saugu naudoti visiems šeimos nariams, niekas nenusidegins ten prie jais. Didelis privalumas yra universali jungtis. Tai yra tokia jungtis, kuri yra ant gyvatuko vertikalių iš vienos ir kitos pusės. Ir, reiškia, jums užsakinėjant nereikia arba ten projektuojant, planuojant pasirinkti, kurioje pusėje bus elektros laidas arba rozetė. Jūs užsakot šitą gaminį ir po to jau pagal tai pasirinkat, pajungit tą jungti arba iš dešinės arba iš kairės labai paprastai. Ir dar, kas irgi šiai dienai labai populiaru ir visi prašo, tai yra dėl estetikos ir patogumo. Tai kaip matote šitam video, yra kojelė, per kurią pajungiama su tiesiai į sienos laidu ir tada nekaba laidas, nereikia rozetės. Tai lygiai taip pat galima tiek dešinoje, tiek kairėje pusėje daryti tą ir nereikia prieš užsakant kažko pasirinkti, tiesiog viskas yra komplekte, yra ir ta kojelė, ir jungtis ir viskas, tai tiesiog užsakot vieną gaminį, nieko nereikia galvoti. Ir tai vienintelis, ką reikia galvoti dalykas, tai yra, dar šiek tiek apie patį paviršių. Tai, kaip minėjau, yra jie pagaminti iš nerūdijančio plieno, yra galimybė užsakyti įvairių spalvų, mes čia atsinešėm pačią populiariausią dabar, kadangi rinkoje labai populiari ta nerūdijančio plieno spalva, bet yra galimybė ir kitų, tai tiek braižytų, tiek blizgių. Tai privalumas yra, pavyzdžiui, kitų blizgių, jeigu būna chromuotas rankšluosčio džiovintuvas, tai laikui bėgant gali atsirasti trūdis ir taip toliau. Čia, kadangi jis yra nerūdijančio plieno, tai yra ilgamžis, patvarus, atsparus korozijai, brėžimams, drėgmei ir temperatūros pokyčiam, nes jis yra niekuo nepadengtas, yra natūrali medžiaga. Tai čia yra blizgus, jisai būna poliruotas ir tada jau toks kaip chromas atrodo, o jeigu dabar kaip iš matinių spalvų, tai irgi jisai neturi jokio papildomo padengimo, yra specialia mašina šlifuojamas ir gaunam tada šlifuotą paviršių, tokios spalvos, kokios reikia čia. Noriu pabrėžti, čia nėra chromuotas. Kiti gyvatukai būna grinai chromuoti, tai yra specialus padengimas, kuris gali pasižeisti. Čia yra nerūdijantis plienas nupoliruotas. Taip. Ir dar ką vienintelis, ką minėjau, kad reikia pasirinkti, tai yra 2 dydžiai, dažniausiai plotis dažniausiai populiariausias 50 ir būna. Ir aukštis 81 ir 1,11 m.
Tai 9 kopėtėlės arba 11. Čia yra tas mažesnis 81 pas mus pavyzdį. Nu ir spalvas, kaip ir minėjau, va čia persiuntėm pasižiūrėti. Čia nuotraukose matosi šiek tiek kitoks valdiklis. Valdiklis jo šiek tiek kitoks. Biški senesnis modelis, bet kadangi video buvo, kaip daroma seniau biškeliai, dabar atnaujinti valdikliai yra. Aišku, yra visi saugumo sertifikatai, IP44 klasė ir kiti saugumo reikalai. Ir dabar trumpai Kęstučiui tai perdodu dar tada apie dušo kabinų, kaip minėjau, montavimo ypatumus. Iš principo čia nelabai yra ką pasakot, bet vis dar susidurime ir iš principo nemažai susidurime su problema, kada ateina klientai, sako, man reikia standartinės dušo kabinos. Kas yra standartas? 80, 90, 90 metras ant metro. Tai kaip ir standartas, bet visi pamiršta, kad tai yra nurodomi matmenys ant dušo padėklo, ant kurio statosi kabina. Ir čia gyvenimiška nuotrauka, skambina man klientas irgi sako, pasidariau, man reikia. Sakau, bet, kadangi irgi ne pirmą metai dirbam, sakau, atsiųsk nuotrauką su metru. 1,10 m. Riba. Ir po to eina nuolydis. Šiuo atveju iš principo standartinė kabina jau nepasistato. Geriausiu atveju, jeigu bus profilinė, tai statosi praplėtimo profilis. Blogiausiu atveju, jeigu norit, kad būtų jinai minimalistinė, reikalinga dušo kabina su jau specialiais matmenim padarytais iš gamintojo. Viskas yra įmanoma, bet čia tik dėl kliento taupimo pinigų. Daugiau nieko. Ir esminis dalykas, aš tikiu, kad jūs visi tikrai žinot ir ne vieną kartą matėt, bet atkreipkite dėmesį ir savo klientams patarkit. Jeigu kabina 90-90, visos kabinos, 99% kabinų jos statosi ant padėklo. Tai reiškia, kad ribiniai padėklo matmenys yra 90-90. 80-80, metras ant metro. Netgi gali būti 80 ant metro, kaip pavyzdys, bet tai yra ribiniai padėklo matmenys. Šiuo atveju mes matome, kad kabinos šitos matmenys yra 86,5. Jį galima mažinti iki centimetrų arba didinti iki 2 cm. Tai bus maks, ką jūs galite padaryti, 88,5. Tai jeigu pas jūs yra padarytas 90 ir bortelis, vienas šonas pas jūs tikrai kabos ore, arba visi du. Tai čia labai elementari praktika, bet kadangi dažnai dar susidurėme, tai galvom, priminsime apie šitą reikalą, kad jeigu planuositės, turėkite omeny. Tai viskas, ačiū, kad išklausėt, kantriai. Nežinau, kaip sakoma, naudinga, nenaudinga laikas parodys. Jeigu sulauksime jūsų pas save salonę, tai reiškia buvo naudinga. Jeigu ne, tai pasistengsim kitą kartą. Taip, kviečiam ir tų pačių Omnires ir spalvų ir maištų pavyzdžių pažiūrėti salonę ir tą patį, kur pristatėm Hattery klozetas pas mus ekspozicijoje kabą, galėsit apsižiūrėti, kaip jis atrodo. Tai kviečiam ateiti tikrai. Ačiū labai. Sveiki, aš esu Vytautas, prekės ženklo Duravit atstovas Lietuvoje. Duravit turbūt pakankamai žinomus ženklas, bent jau architektų, dizainerių sferų, gal mažiau šiek tiek klientūrų turim tokių gal klausimų, bet tarp architektų, dizainerių, aš manau, tikrai žinomas. Duravit prekės ženklo yra apie 200 metų jau. Ir šiandien aš kalbėsiu tik apie mažą labai dalį, apie tokią dalį, kuri augantį dalį ir stebim jau net 10-20% augimų kiekvienais metais. Tai yra išmanūs tualetai su BD funkcija. Ir šiaip per tą visą mano karjerą, 10 metų čia tas išmanus tualetas jau išėjo iš tos praktiškai tos visiškai prabangos ir nerealaus produkto kategorijos, jau patenka šiek tiek į kasdieninę tokią prekę. Kaip ir visos technologijos, pradžioj būna brangios, po to šiek tiek įeina į tą masiškumo rinką. Tai pakalbėsime apie tą mūsų sortimentą, apie pajungimo niuansus ir apie produkto savybės, naujas, kokios yra aktualios, kas yra nauja. Tai be abejo, pirmoji eilėje reikėtų paklausti savęs, ką naudotume rankų valymui. Tai yra natūralu yra, kad mes tiesiog, jeigu mes įsipūrinom rankas, mes nenaudojame tam rankšluosčių, kažkokių tai sausų. Tam mes naudojam vandenį, nes vanduo yra visiškai natūralus pasirinkimas. Gal daugam yra ta tema dar tabu šnekėti, nėra taip laisvai. Bet principė galima paminėti apie tai, kad pasauliniu mastu, aišku, tualetinio popierio naudojimas
yra mažesniai kategorijai negu kad vandens naudojimas. Tai yra daugiau pasaulio žmonių naudoja vandenį apsiplovimui negu kad tualetinį popierių. Aišku, tai yra Azijos rinkos, arabų šalis, kur kultūra yra jau daug seniau naudojamas vanduo. Ir ta rinka jau nuo 80 metų turi tos kategorijos, kaip ir išmanus tualetus, kaip mes žinom, japonų kultūrą. Būtent tie tualetai užgimė būtent Japonijai išmanus ir nuo 80 metų jau vystosi ir jiems yra kaip kasdienybė, net ir jų galbūt ir investicijų niuansus yra tai, kad jie linkia išleisti daugiau pinigų ant unitazo išmanaus, negu kad mūsų kultūra, netgi tie žmonės, kurie turi pinigų, dažnai mes matom, kad jie nepasiryžę tam žingsniui daro. Netgi net finansuose yra kartais klausimas dažnai. Dažnai tiesiog kažkoks tabu, ne, kas čia, ne. Bet ilgalaikį perspektyvų, aišku, pabandžius, vanduo yra natūralus pasirinkimas. Ir aišku, ekologiškesnis pasirinkimas, jeigu tai šios dienos tema kalbant apie ekologiškumą, apie popieriaus naudojimą. Kaip matote, mūsų puodai dabartiniai jau pereina iš tos kategorijos kosminių laivų, kaip japoniškų, kur labai daug buvo išoriai matomi tokie, kurie buvo montuojami ant viršaus. Jie yra visiškai integruoti, tai yra visiškai nesiskiria nuo paprastų puodų. Ir iš išorės net nepasakytumėt, kad tai yra kažkas tai išmanaus ar kažkoks tai technologija yra matoma. Tai yra jau viskas integruota į patį puodą, į vidų. Tai va, šiandieną ir turime 3 produktus, 3 linijas, būtent šitų išmanių puodų. Tai yra SenseWash Daneo, SenseWash Classic ir SenseWash Star F. Apie SenseWash Classic gal šiandieną nekalbėsim, nes iš rinkos matau mūsų Lietuvoje šitas dizainas nėra aktualus. Mesgi vis dėlto Duravitas yra brandas pasaulinis, tai šis dizainas daugiau yra aktualesnis Azijos rinkoms. Kažkodėl tai. Tiesiog mentalitetiniai dalykai, kai pasirinkimas yra būtent prie tų. Mūsų rinkose, aišku, aktualiausias yra Daneo ir Stark F. Daneo, tai va ir apie tos produktus ir pakalbėsim plačiau apie šitos 2 ir pradžioj pakalbėsim apie Daneo. Daneo tai yra praktiškai naujas produktas ir kaip kalbėjau apie technologinius pasikeitimus, kad technologijos eina šiek tiek pigin, tai šio produktų pasirinkimas praktiškai kai kuriais atvejais jau gaunasi kaina tokia pati, kaip jeigu imsime mes, sakysim, prabangesnį unitazą ir bidė dušelį, spalvotą daleiskim, jų spalva arba nerudinčio plieno bidė dušelė, tai jau bus kaina praktiškai tokia pati, kaip vieno išmanaus puodo. Vėlgi kalbame apie tai vietos pasirinkimą, kad vieto kiek, tai jeigu imtumėte ir bidė atskirą, kas irgi taip pat jau bidė pardavimai mažėjimą. Per paskutinius 7-8 metus vis matom bidė mažėjimą. Ir aišku, mūsų kategorija tai yra mažėjimas gamybos, kad supratimu yra kainos brangimas. Tai jį matom bidė kainos brangimas ir plus aišku, kad bidė užima papildomą vietą. Papildoma vieta, papildomas rėmas, papildomas maišytuvas, tai taip pat galim kalbėti, kad jau šio produkto pasirinkimas yra ekonomiškesnis, negu imti atskirą bidė su maišytuvu ir su rėmu. Net dar paskaičiuokit, kad kvadratūro kiek kainuoja tam to vieno bute arba name. Taip pat aktualu. Taigi šitas puodas ką turi? Tai jis turi nuplovimo funkciją, naktinį apšvietimą ir sėdynės pašildymą. Sėdynės pašildymas gali būti reguliuojamas pagal laiką, jis gali būti naktį nejungiamas, nustatomas, jungiamas tik tai tam tikrom valandom. Bet jis yra nuolat šildomas. Nėra taip, kad atsisėdat ir tada jis pradeda šildyti. Tam neužtektų laiko. Pats pultelis yra labai intuityvus. O aš matau, kažkas čia įsijungiau. Okay. Paprastas, netgi svetimo žmogus atėjęs, jis supras, ką tai reiškia. Nes praktiškai, jeigu japoniškose, ten tokie pultai yra kaip kosminiuose laivuose, ten tiesiog išdėstyti ir muzikytės pasirinkimas, ir ta
kažkokie tai kiti funkcijas apšvietimo galima nusistatinėti, bet tai labai europiečiai painioja, jis labai bijo tada. Mes norime turėti technologiją, bet nenorime jos kaip ir per daug matyti. Lady plovimas, komfort plovimas ir purkštuko pozicija. Kiekvieno žmogaus anatomija skirtinga, tai galima atsireguliuoti. Ir vandens temperatūrą taip pat galima susireguliuoti. Stop visom funkcijom. Plačiau apie funkcijas. Tai yra galinis plovimas, tai švelnus patikimas valymas, vandens temperatūra pasirinkama ir purkštuko poziciją atsireguliuojam pagal savo anatomiją. Lady plovimas skirtas damom, komfort plovimas yra būtent, kai yra tiesiog tas pats plovimas, tik tai purkštukas pirmin atgal juda. Pats plovimo purkštukas yra higieniškas iš nerūdinčio plieno šiuo atveju, šio produkto, bet gali būti jau ir iš antibakterinio plastiko. Vanduo visą laiką yra kaitinamas pačiam įrenginį. Paduodamas tik tai šaltas vanduo. Aš akcentuoju, nes būna dažnai tai klausimų. Karštas, šaltas, pašildytas. Duodamas tik tai šaltas vanduo ir jis momentiškai pašildo. Nereikia laukti, kol atbėgs šiltas vanduo iš sistemos ir tada atsisėsti. Tai yra tiesiog tam momentui ta vieta. Prieš kiekvieną plovimą purkštukas viduje apsiplauna. Nes tada jis turi higieniškas purkštukas išlenda tik tai po apsiplovimo. Apsiplauna ir tada išeina iš savo padėties. Tai buvo technologiniai dalykai ir Daneo puodas ir perėmė dabar į aukštesnę kategoriją, tai yra Stark F. Na, dažnai tiesiog mes netgi iki šiol pardavinėjom daugiau brangesnių kažkodėl, tai puodų yra pigesnių, bet tie žmonės, kurie pasiruošia investuoti, mes matom, kad jie dažnai nori su viskuo, kad būtų viskas, nors kartais ir nereikia to. Bet jie tiesiog linkę, mes daugiau parduodam brangesnių puodų negu pigesnių. Nors jau tas su Daneo atėjimu mes matom jau didesnė kategorija pradeda augti ir tas pasirinkimas. Taip pat, ką aš norėčiau paminėti, nors kalbam apie puodus, bet kadangi patenkinis rėmas yra integrali dalis ir vis daugiau pats puodas kalbėsi su tuo patenkiniu rėmu, nes tai yra vis dėlto tos sistemos dalis, tas nuplovimas, tai prie to puodo išmanaus, kadangi yra funkcija, yra siūlomas ir patenkinis rėmas su oro ištraukimu. Tai yra oras ištraukimas. Čia nėra kalba apie ventiliaciją patalpos. Visiškai kiti dalykai yra. Čia yra apie blogo oro, kvapo, šiuo atveju ištraukimas per vandens padavimą. Tai yra tuo metu atėjus, kai mygtukas fiksuoja žmogaus buvimą, įsijungia ventiliatorius, čia pavaizduota jo schematika, jis atbulinį vožtuvų yra, ir paduodamas oras per vandens padavimą į ventiliatorių ir išmetama į kanalizaciją. Kanalizacija pas mus tuščia, jinai pajungta su ventiliacija ir pagal DIN reikalavimus mes galim paduoti orą. Tai reiškia, jokių filtrų nereikia. Tiesiog kaip ir būna, kaip ir pas jūs gartraukis yra virtuvėje išmeta, yra su anglies filtrais gartraukė ir yra, kurie tiesiog išmeta į lauką. Tai šiuo atveju sumontavus vieną kartą ir pamirštat, jis visą laiką išmes blogo. Ir tas puikiai veikia, jokių kvapų nelieka. Tikrai, netgi kartais pas mane kreipiasi architektai ofisuose, nes žmonės skirtingi būna ir kad reikia, kad nebūtų kvapų prabangesnėse ofisuose, tai šitie dalykai tam padeda. Tikrai jau rekomenduojame, jeigu jau yra kažkas tai aukštesnio lygio klientas, kad būtų jau su tuo oro ištraukimu. Yra tas, bet jūs tik tai girdėsite lengvą tokį zyzimą tokį. Tik tuo metu tik tai, kai kažkas tai naudosis. Prie pat priėjus gal už tų plytelių, kad girdėsis kažkas tai ausį prikišus, bet taip labai lengvai. Kadangi mes neturim, kiti gamintojai turi išėjimą į išorę, išmeta orą. Jie ima per anglies filtrą, orą iš vidaus, bet išmeta į išorę. Tada garso daugiau, bet šiuo atveju viskas po plytelėm, išmetama į kanalizaciją ir ten garso tikrai. Tai šiuo atveju, ką šitas puodas išmanusis turi skirtingai, tai jis jau turi sensorių automatinį atsidarimą dangčio, taip pat turi šilto oro džiovintuvą.
Taigi, aišku, labai daug klausimų mes, kai tarpusai mūsų bendruomeniai, kas turi tos unitazus, bendraujame dėl naudojimo to šilto oro džiovintuvo. Jisai veikia, bet reikia pasiruošti turėti tam 4-5 minutės. Jo, telefonas turi visą laiką šalia būti, nes tiesiog, tas laikas gali prailgti, tai tiesiog skubėti jau tada. Tai va, tam reikia nusiteikti, tas šilto oro džiovintuvas. Ir aišku, tai, kaip minėjau, naktinis apšvietimas, sėdinės šildymas, papildoma danga antibakterinė ir visos jau mano išvardintos funkcijos. Kadangi ne visi vonios kambariai yra vienodi, dangčio atsidarimas automatinis, ne visi klientai pageidauja. Tai mes turim tada light unitazą, kuris neturi šios funkcijos. Tiesiog dažnai žmonės, gal patalpa yra praeinama ir tas dangčio atsidarimas būtų, netgi jeigu prie pat prieina, nebūtų labai aktualus ir gal šiek tiek erzintų iš pastojo atsidarinėtų. Tai renkasi tiesiog, kad būtų be atsidarimo. Tai tą galim pasiūlyti, tai va, lygiai toks jau pačio dizaino puodas, bet be dangčio atsidarimo ir pigesniai kainų kategorijai. Pultelis, matom lygiai taip pat, jau matom, čia galima nuleidinėti vandenį iš pultelio atsisėdus ir galima paleisti oro ištraukimą iš pultelio. Ta patį galima padaryti per mygtuką, tiesiog paspaudus oro ištraukimą mygtuką. Nustatymai atliekami telefonu. Telefonas naudojamas tik tai nustatymus. Tai mes nustatome tiesiog sėdinės šildymas įsijungia nuo 6 ryto ir veikia iki 8 ryto. Ir po to vėl veikia nuo 6 vakaro iki 10 vakaro. Toks taupimo režimas. Jau. Tai ne kasdienės funkcijos nustatomos. Tai tiesiog nustatomos, sakysime, kažkokios tai atostogų režimas, kur išvažiuojam, dangčio pakelimas, reagavimas, ar jis veikia ar neveikia, galima atjungti. Eco Flush, tai, čia Eco Flush, tai ta funkcija dabar tokia yra, jeigu jūs išvažiuojat, tiesiog, kad pats vanduo praplautų unitazą, tas nestovėtų vanduo, tiesiog kažkiek tai 24 valandų rekomenduojama, kad nestovėtų vanduo, jisai prasiplautų. Ir bakelį atsinaujintų vanduo, ir pati sistema prasiplautų. Taigi, mano jau minėtos funkcijos, tai yra galinis plovimas, leidį, naktinis apšvietimas ir automatinis dangtis. Plius švelnus oro džiovinimas, sėdinės pašildymas ir oro ištraukimas, naudojant kartu patenkinį rėmą. Atskirai, dažnai kartais sumontuoja mūsų prabangesnį unitazą su Geberit rėmu ir tada šita funkcija neveikia, nors mygtukas pačiam pultelį yra, tai gauname pretenzijų, kodėl neveikia funkcija. Tai tiesiog mes negalim su Geberitu sujungti ir tik naudojant mūsų patenkinį rėmą, būtent šita funkcija veiks. Taigi mes pakalbėjome apie tos štak F plus ir light, bet kadangi mes jau kalbame apie judėjimą pirmin, galbūt apie tokias technologijas, kur mes judame šiai dienai, aišku, buvo Duravitas pristatęs unitazą, kuris padaro ir šlapimo tyrimus. Yra tokia technologija, kad galima buvo, bet kol kas tai patenka po medicininių prietaisų, labai sunku išvesti rinką tokį produktą. Ir kainuoja, bet jau tą linkmę matote ir tą judame jau. Kame mes turim naujienas iš anų metų, tai yra integruota UVC šviesa. Tai yra UVC šviesa, tai kaip kvarcinė lempa, kur uždarius dangtį įsijungia ir naikina bakterijas visas. Tiesiog pasinaudojat, uždarėt, įsijungia ir panaikina. Ir taip pat yra didelio greičio oro džiovintuvas. Tai mes kai kalbėjom, kad 3-4 minutės, tai jau tada yra šitas kaip jau galingesnis džiovintuvas, kuris leidžia per trumpesnį laiką išdžiovinti. Tai yra 3 lygiai. Aišku, 3 lygis jau pakankamai garsus, tai reikia turėti jau tokio omeny, kad dėl garsingumo šiek tiek. Kai sako, vandens nuleidimas gali būti, kad tai jau kažkas tai prie miegamojo bus arti labai, sienos plonos, tada tas džiovintuvas, kaip fenas įsijungia, turbūt ryte lygiai toks pats garsas gali būti. Tai tiek buvo apie pačius produktus, apie jų,
kategorijose palygius, ką galima gauti, bet ir vat prieėjom prie to klausimų pajungimo. Tai pajungimai visą laiką gaunate schemą. Jungimas yra, čia matot, skirtingas yra pastatomas. Ant grindų unitazas, pakabinamas, tai šiek tiek skirtingi brėžiniai yra. Visą laiką išvedamas yra vanduo ir elektra. Elektra, aišku, 220 laidas, turim palikti tiesiog metrą laidą. Iš patirties galiu pasakyti, kad jums reikia numatyti, tai nurodyti būtinai, nes užmiršta. Arba vandenį, arba elektros laidą išvesti, jeigu nenurodysite. Nes tai visų kartais tarp pardavėjų, dizainerių ir klientų ir montuotojų vyksta komunikacijos netitikimas ir tada kažkas kažko nedadaro. Tai vis laikia kaip perduot būtent brėžinius, kad yra elektra ir vanduo. Šiai dienai potinkiniai rėmai jau praktiškai visi nauji jau turi gofrą išvestą, kur yra vanduo pajungiamas specialiai. Bet ne visi rėmai kaip ir atitinka patį pajungimą, gal tik vėliau. Nes su geberitu mes esame susiderinę, geberitas yra numeris 1, kaip sakysime, Europos mastu, tai prie jo esame prisiderinę, tai jų išvedimas mums yra tinkamas. Duravito, aišku, taip pat tinkamas. Viegos taip pat tinkamas, yra ten su grojo niuansų. Šioje dalyje, aišku, jūs galite pamiršti daug, bet nevardinsiu iš eilės visus tos niuansus, bet tik žinotų, kad šitą reikia prisiderinti, tada, kad tą išvadą pasidaryti. Elektra 16 amperų, atskiras įvadas, kaip minėjau, laidas apie metrą paliktas. Tiesiog pačiam pajungimui. Čia kolegos daug kalbėjo apie vandenį. Vandens kietumas mūsų Lietuvoje kietas. Čia matote, yra, net iš instrukcijos yra nurodyta, kad jeigu vandens kietumas, reikia prijungti būtent, gal ne šito vietą čia nenurodyta, bet atsiprašau, čia iš instrukcijos nesimatava, bet prie tokio kietumo reikia naudoti jau rekomenduoja minkštinimo filtrus. Tai šitą lygį pasiekė visas vanduo pas mūsų Lietuvoje. Mūsų praktiškai visoje Lietuvoje kietas yra vanduo. Tam be abejo naudojamos nukalkimo funkcija pačiam unitazai yra integruotas. Visi unitazai dabar sertifikuojami pagal N17, kiek prisimenu standartą, kur privalomas nukalkinimas yra. Štarkef ir DNR yra pranešimas, lemputė mirksinti arba į telefoną ateina, kad reikia nukalkinti. Tai yra naudojamas principas toks pats kaip kavos aparatų, jūs privalote nukalkinti. Jeigu nenukalkinsite ir jeigu netgi pas jūs yra minkštinimo filtrai, jūs vis tik turite nukalkinti, rečiau, bet vis tik tenka nukalkinti, kadangi ta sistema prasivalo visa. Tai jeigu nenukalkinsite, tai aparatas šitas neveiks ilgiau negu 2 metus. Taip, kad investicija brangi, jeigu nenaudos nukalkimo funkcijos, tai tada teks užkalkėję patskaitinimo elementus ir ten remontuoti praktiškai nėra ką, reikia išmesti. Keisti visą sistemą, nes ne viskas integruota yra, viskas yra hermetizuota. Ir nebus ką pakeisti, remontuoti, teks visą įrenginį keisti. Taip, bet šiai dienai yra pranešimas, nukalkinimas, įpilate skystį su nukalkinimo į aparatą, jisai nusikalkina. Lygiai ta pati funkcija kaip kavos aparatų. Nieko stebuklingų nėra. Pajungimas. Matome potinkinį rėmą, kuris neturi išvado. Šiaip paprastai dabar jau yra išėjimas šiandien į gofrą, geberytę. Viega turi didelį ertmę, tiesė taip pat didelį ertmę čia turi. Ir jungiama žarna. Žarna turi trišakį, kuris jungiame prie vandens padavimo viduj. Nereikia atskiro. Šiuo atveju, kai nėra išvado padaryto, mes galim pasiūlyti plokštelę, kur santechnikas turi atvesti vandenį. Jeigu tas rėmas yra be išvedimo, tada montuojama plokštelė ir pasijungia vanduo tą vietą. Netgi čia tas plokštelė kaip papildomas produktas, kuris kainuoja 50 €, gal jis ir nėra būtinas, nes tą išvadą gali santechnikas padaryti tiesiog vienos antrosios išėjimo. Bet mes rekomenduojam prikomplektuoti, kad turėtų pilnai
pilną komplektą. Komplikuota, pardavėjai taip pat man skambina dažnai, kaip ką jungti, 3 ir 4 kartus klausia, ar tas tinka ar netinka. Tai jūs klauskit pardavėjų, jie klaus manęs. Su laiku mes viską išmoksim, sužinosim, arba sistemos susidirbs taip, kad viskas tarpusavį susiderins. Nes va jau matome, jau visi patinkiniai rėmai turi tą gofrą išvedimą beveik, kai kurie dar neturi, bet tai kažkada tai prieisim prie to, kad galima bus unifikuoti dalyką. Kol kas situacija yra tokia. Sveiki visi, esu Jurgita. Šiandien jums pristatysiu italų gamintojo granitinės plautuvės. Tai gamintojo pavadinimas yra Elici ir šūkis kartu su stiliumi. Tai labai trumpai apie pačią granitinių plautuvių rinką, kaip jinai vystosi, kokios yra prognozės ateičiai. Tai čia yra darytas tyrimas 10 pagrindinių didžiausių šalių Europoje ir rinkti duomenys, kaip vystosi pačių plautuvių rinka. Tai tarkim, čia 2015 metų stulpelį jūs matot, kur 8 milijonai tai iš viso yra parduota šitose šalyse plautuvių ir 2,3 milijono yra būtent granitinės plautuvės. 2023 metais yra 9,4 milijono ar 3,6 milijonai iš viso granitinių plautuvių ir prognozės ateičiai, kad 30 metais jau bus 11 milijonų plautuvių parduota ir iš jų 4,6 milijonai granitinių plautuvių. Tai yra skaičiai, bet jais norima pasakyti tai, kad granitinių plautuvių rinka jinai tik augs. Taip šiai dienai bet kokiu atveju yra dar numeris 1, tai yra nerūdijančio plieno plautuvės pagal parduodamus kiekius, bet granitinių plautuvių rinka auga ir augs ir tai yra produktas ateities ir dabarties. Pats gamintojas, tai kaip ir minėjau, yra italas, be galo stipriai, kadangi auga rinka, tai auga ir pats gamintojas. Čia tarkim, jeigu žiūrėt jo apyvartos eurais, tai 2018 metais buvo 25 milijonai eurų apyvarta, 2023 jau yra 56 milijonai. Per 5 metus padvigubinti apyvartą yra tikrai šaunu šitoj rinkoje. Ir tai yra 4 pasaulyje pagal pagaminimo apimtis gamintojas granitinių plautuvių rinkoje. Tai dabar norėčiau jūsų paklausti, kokias jūs prekinių ženklus žinot ir naudojat granitinių plautuvių? Blanko. Kokį dar? Taip. Taip. Kaip manot, kuris yra pasaulyje pagal apimtis numeris 1? Nežinot. Tai šiaip, jeigu iš tikrųjų, kaip mes važiuojam per klientus, tai dauguma galvoja, kad yra Franke. Nes Franke pas mus yra žinomas daugiau dėl to, kad jis yra prekybos tinkluose ir daugumoje salonų. Tiesiog mūsų rinka tokia yra, kad taip pas mus yra labiau parduodamas Franke. Bet šiaip pasaulyje pagal apimtis tai yra numeris 1 Blanko, numeris 2 yra Šok ir numeris 3 yra Franke ir numeris 4 yra Elici. Tai Elici turi šiais metais ambiciją apimtimis parduodamų ir pagaminamų plautuvių aplenkti Franke, jie stato naują fabriką ir stipriai vystosi. Tai tiesiog norėjau palyginti, kad tai yra tikrai labai stiprus gamintojas. Turbūt nežinomos jums niekam, nes tik šiais metais pradėjom prekiauti Lietuvoje. Tai kuogi jis įsiskiria iš kitų tų prekinių ženklų, mes tikrai sakom ir Blanko, ir Šok, ir Franke yra nuostabios plautuvės, kokybiškos ir čia nediskutuojama. Bet kokių pranašumų turi Elici su jais, tai tarkim, jeigu lyginti naudojamas žaliavas, tai yra tolygios žaliavos visų 4 gamintojų. Gamybos technologijos daugiau mažiau yra panašios. Kuo išsiskiria Elici, tai turi specifinę technologiją gamybos patentuotą. Tai tarkim, kai yra plautuvės gaminamos,
jos yra liejamos ant tam tikros formos. Tai kitų gamintojų tai yra tiesiog statinė forma ir ant jos yra liejama. Eličiai yra patentavęs technologiją, kur forma liejimo metu juda visaip, o tai duoda tolygesnį formos pasiliejimą ir tai yra daug tvirčiau. Na, bet tai čia yra mažas toksai skirtumas. Bet kuo tikrai įsiskiria, tai dizaino sprendimais ir dar medžiagomis naudojamomis. Tai Eličius turi dvi medžiagas. Viena keratekas ir granitekas. Tai granitekas tai yra analogiška medžiaga Frankės fragranitui, kas daugiau mažiau žinot. Ir tai yra standartinė, mums įprasta granito medžiaga, kurią sudaro 80% granitas ir 20% rišančioji medžiaga. Paskui pakviesiu parodyti, duosiu pačiupinėti, kuo skiriasi medžiagos. Ir yra aukštesnio lygio medžiaga keratekas. Tai keratekas, kuo išsiskiria nuo graniteko, kad jame taip pat yra 80% granito ir 20% rišančiosios medžiagos, bet tas granitas yra labai smulkus ir dar didėta nano dalelių. Tai duoda tokį lygumą, intensyvumą ir atsparumą. Tai tarkim, keratek medžiagai pagamintom plautuvėm gamintojas duoda 20 metų garantiją, o granitek 10 metų garantiją duoda. Šitus papasakojau dalykus. Ir dabar yra čia matysit medžiagų palyginimą tarp minėtų 4 gamintojų. Tai keratek analogiška medžiaga turi šokas, tai jinai vadinasi kristadūras. Viduriniam tam lygmenyje jau visi gamintojai turi medžiagą, tai yra pas Eličiai yra granitekas, pas Blankos granitas, pas Šoko kristalitas, pas Frankė fragranitas. Ir vienintelė Frankė turi dar ekonominę medžiagą tektonitas, kas tai nėra iš tikrųjų granitinė plautuvė, tai yra sintetinių medžiagų mišinys. Tai dabar plačiau norėčiau papasakoti apie pačias plautuvės. Tai čia, ką matote, tai yra Elite serija. Tai Elite serija yra gaminama tik iš keratek medžiagos. Ir jau yra išskirtinio dizaino plautuvės ir yra ta vadinama tradicinės virtuvės serija, tai čia mes neturim įsimontavę salose, tai tiesiog standartinės tradicinės plautuvės, ką turi ir Frankė ir visi kiti gamintojai analogus. Tai jos yra gaminamos tiek iš granito, tiek iš kerateko medžiagos, iš apačios montuojami modeliai patys paprasčiausi. Tai daugiau šiandien dėmesio norėčiau skirti Elite plautuvių linijai. Čia mato skirtingus galimus modelius. Taip pat yra derinami maišytuvai ir gausybė įvairiausių priedų. Nes šita gamintoja yra matymas toks, kad plautuvė nėra tik tai plautuvė. Tai plautuvė turi tapti patogią darbo zona, ruošimui maisto, ir aišku, namų dizaino gražus elementas. Tai pradėčiau nuo dialogo plautuvės. Kodėl jinai vadinasi dialogo? Tai, kaip matot, yra 2 plautuvės. Mažoji plautuvė ir didžioji plautuvė. Jos gali būti viena nuo kitos atskirai, galima jas montuoti kartu. Ir dėl to galim išgauti labai skirtingus variantus. Čia, tarkim, yra viena parodyta, kaip sumontuota. Mūsų saloje taip pat yra parodyta, kaip jinai viena sumontuota. Ja galima montuoti iš viršaus ir iš apačios. Taip pat galimi tokie variantai, kad, tarkim, čia kaip yra didžioji, mažoji ir dar prie kaitlentės mažoji yra pridėta. Tai tiesiog labai patogiai galima savo salą išnaudoti ir susidėti įvairiausius priedus.
Kadangi mes plautuvės pagrindinės turim čia ekspozicinėse salose, tai aš gal norėčiau pakviesti visus prie salų ir tiesiog rodyti priedus, kaip kas veikia, bus, man atrodo, įdomiau gal. HPL-as. HPL-as, taip. Čia tiesiog parodytas muilo dozatorius, nepajungtas, bet su paspaudimo atsidaro ventilis visur. Ir dabar čia yra ir spalvos, ir plautuvės. Toks, taip. Šitos plautuvės yra toks paprastesnis keratekinis modelis, bet jos galima ir iš viršaus, ir iš apačios montuoti. Tai tiesiog, irgi, kad spalvų pasižiūrėjimui, neturim čia to žalios įsidėję, bet pas save ekspozicijoje turim įsidėję šitas plautuvės ir žalios spalvos. O sakykit, palyginus kainos kokias su blanko ar ten frankę? Jeigu tai yra tie tradiciniai standartiniai modeliai, tai už frankę apie 15% yra pigiau mažmeninė kaina. O, žinot, ten, kur yra nelyginami modeliai, tiesiog mes negalim. Tai mūsų mažmeninės rekomenduojamos kainos yra katalogė nurodytos. Aš galiu parodyti jums katalogą. Galit pasiimti. Ačiū. Čia yra maža dalis iš tikrųjų plautuvių, ką Eliči gamina, sudėta į mūsų katalogą. Tai yra sudėta tos tokios šiai dienai atrinkti įdomesni modeliai ir tai, ką mes palaikom sandėlyje arba greičiau galima užsakyti. Jų yra daug daugiau, bet čia, tarkim, katalogė jūs matot modelį, dydžių skirtingus, spalvas ir čia pačioj mažmeninės kainas ir matot, ar prekė yra sandėlyje, ar nėra prekė sandėlyje, ar jinai yra užsakoma ir reikia palaukti. Tai tarkim, tas įdomesnės plautuvės, kadangi tai yra dažniausiai, kiekvienas norės su kitokiu ventiliu arba su priedu. Tai mes jų šiai dienai nepalaikom sandėlyje, nes pas mus atvažiuoja ir su sifonu, ir su visais priedais kartu komplektas. Tai tiesiog yra pigiau užsakant, iškart parinkti, kokios spalvos priedo mes norėsime. Tai dėl to tik nepalaikom, bet ateityje greičiausia visgi palaikysim pagrindinės spalvas. Tai va, tai katalogė mato tokią informaciją, kurie modeliai yra pas mus. Aišku, galima rinktis ir iš Eliči puslapio, ten yra daugiau modelių. O čia yra tiesiog standartiniai. Ir yra parašyta, kas yra sandėlyje, kas nėra sandėlyje. Tai, kas yra sandėlyje ir kas nėra sandėlyje, pas mus iš tikrųjų kinta, nes, kaip ir sakiau, pradėjom prekiauti šių metų gegužės mėnesį. Tai, tiesiog pradžia yra vienokia, o paskui, žinot, pagal tai, kas labiau perkasi, daugiau tų prekių yra palaikoma sandėlyje. Bet šiai dienai mes tikrai nemažai jau palaikom sandėlyje. Tai va, mūsų partneriai yra Muresta. Taip, mūsų partneriai yra Muresta. Pas juos dar šitos salos stovės mėnesį laiko. Galit ateiti su klientais apsižiūrėti, paskui jie pasidarys savo ekspoziciją. Va, tai tiesiog galit kreiptis į mūsų partnerius dėl tų visų. Ir dar norėčiau jums parodyti tokį naujausią modelį. Šitą turim tik tai nuotraukoje. Tai yra Mixology modelis. Tai jis irgi yra tokio ilgio kaip sintezė, bet ir turi tuos 3 griovelius priedams susidėti ir 2 plautuvės. Tai toks irgi išskirtinis. Tai jeigu taip apibendrinant apie Eliči, tai mes iš tikrųjų 2 metus rinkomės, kurį prekinį ženklą atstovauti. Ne viena paroda buvo pravažiuota, ne vienas tiekėjas išanalizuotas. Ir tai yra tie dalykai, dėl ko atsirinkom Eliči, tai yra kokybė ir išskirtinis dizainas, išskirtiniai modeliai. Tai ko tikrai numatom, dalyvaujam parodose šiais metais, dabar buvom 2 parodose, tai tikrai nieko panašaus mūsų rinkoje nėra.
Tai nežinau, galite užduoti klausimus. Tai apie garantiją, kaip minėjau trumpai, kad iš Keratekui duodama 20 metų garantija, o Granitekui 10 metų garantija. Kaip iš praktinės pusės, kas liečia priežiūrą, labai čia skiriasi Keratekas ir Granitek? Keratekas šiek tiek yra paprastesnis priežiūrai, nes jis yra lygesnis ir tiesiog labiau atstumia visus tos nešvarumus, bet, žinot, granitinės plautuvės, jos yra lepesnės visos priežiūrai, bet kokiu atveju gamintojas rekomenduoja geriausią priežiūrą, tai visgi nusausinimas iš karto, bet, tai, žinot, ne visi taip daro ir ne visi taip darys, bet su granitu taip yra. Toksai, o šitas universalus yra kilimėlis. Kas yra dar naujo, yra tamsiai ruda šokoladinė spalva atsiradus. Nežinau, kiek jūs savo interjeruose jau jos darot, bet jinai šiuo metu ateina į madą. Tai, nežinau, galiu tiekėjo katalogę parodyti. Gali Ingrida man panauti. Vonia. Čia nėra šokoladinės, nes jinai nauja spalva. Mes taip jūs parodėt ir visas taip žiūrėt. Ne. O taip pat čia pasidėti. Aš atversiu. Šitas sakė, galima šitie priedus tuos kepsiukus kept dar viską, kaip jūs sakėte, važiuoti, tai viską. Jinai katalogė taip gal jum nesimatys, bet jinai tiesiog tokia šokoladinė. Kuri čia yra Šita. Tamsaus šokoladas. Ne. Bet labai su bronziniais priedais gražiai atrodo. Parodoj, dabar buvau, jau buvo susidėjęs gamintojas, labai gražiai atrodo. Priedų čia yra, žinokit, irgi tik maža dalis. Įvairiausių gali būti. Važiuot galiu atgal. Čia viską indaplovę, galima dėti. Taip, indaplovę iš šaldytuvo galima dėti. Matot, pavyzdžiui, priedų galimi ir indeliai įvairiausi ir tiesiog tikrai priedų galybė. Katalogą jungite. Tai, ką turim sandėlyje, tai čia greitai su partneriais, jie per dieną gausu, o jeigu neturim sandėlyje, tai apie 4 savaitės. Čia yra tik tai Keratekas šitoj. Tik tai Keratekas. Taip, tik tai galiu jums parodyti. Kam tas mažesnis kuklytės naudojamas, pavyzdžiui, apie šitą? Patogumui, tiesiog. Tai ten tas tiesiog yra net be nuotekos, be nieko? Turi atskirą visą sifoniuką, kaip sako. Krenuko ten nebūna? Ne. Čia iš praktinės pusės, jeigu daug gamini, tai labai patogu. Patogu susidėt tiem visokie. Čia yra didelė šita plautuvė ir aš turiu priedą tokį dubenėlį, ar daržovės, ar uogos, ar kažką pasidėti, jeigu mažus vaikus. Ir dar ką turi išskirtinio iš paprastų modelių šitas tiekėjas, tai turi tą visiškai mažąją plautuvę. Tikrai būna projektų, kur reikia labai mažų bendrabučių, kempingų visokiausių, tai jinai yra ta visai mažutė plautuvytė. Taip, 2,30 plotis, 500 gylis.